ir malonios, ir mielosios, atvykę tokios didelės, gražios, nuostabios knygos, o tiksliau pasakius kapitalaus veikalo sutiktuves šitoje knygų mugėje, taigi knygų mugėje, knygų namai. Ir mūsų nedidelėje jaukioje kompanijoje pabandysime išsiaiškinti, kaip pavyko surinkti šitiek daug duomenų profesoriui Domui Kaunui, knygos autoriui, ir pabandys taip pat savo komentarus pateikti Silva Pocytė, Klaipėdos universitetas, ir Arvydas Pacevičius, Vilniaus universitetas, ir man patikėta šitą mūsų pasimatymą vieną akademinę valandą vesti, aš esu Andrius Vyšnys. Kuo šita knyga pirmiausia yra svarbi ir įspūdinga, tai, kad tai knyga apie žmonės, bet aš taip manau, ne tik tai apie bibliotekas, archyvus, dokumentus, laikraščius, leidinius, pastatus, vietas, bet apie žmonės, kurie gyveno ir visą tai sukaupė ir visą tai sukūrė. Tai knyga daro įspūdį tuo, kad beveik kas antrame sakinyje vis po faktą. Po faktą apie tuos žmonės, tuos mažlietuvius, kurie kaupė, kurie steigė, kurie leido. Ir taip pat apie tai, kaip sunku buvo tai padaryti. Žinoma, tai yra jau ta prarastoji paveldo teritorija, tačiau tuo ji yra unikali ir tuo yra įdomi. Tai vienas iš tokių labai svarbių turbūt akcentų yra ir pačių šaltinių naudojimas, ir pačios knygos struktūros. Kas dar nelaikėte tos knygos rankose, pabandykite, ji tikėtina neiškris jums iš rankų, bet atsivertę turėsite pasidėti ant stalo ir turbūt praleisti labai daug laiko. Mano toks linkėjimas būtų iš tikrųjų, kad kuo sparčiau šita knyga pasirodytų skaitmeniniu pavidalu, tai tada labai daug iš tikrųjų informacijos galima surasti tokios tikslinės, įsijungus, suvedus tam tikrus vardus, pavardės arba tam tikrus žmonės. Tai va čia toji struktūra, kurią jūs matote, yra labai kruopšti, aš neatsitiktinai pasakiau, tai nėra kažkokia kalbos figūra, kad kiekviename, kas antrame sakinyje yra po faktų, iš tikrųjų mažų mažiausiai. Ir yra ne tik tai šaltiniai, kurie publikuoti, surinkti, sukaupti, bet taip pat ir nepublikuoti šaltiniai. Ir vienas iš tokių svarbesnių taip pat dalykų, tai kas knygos išvadoje, tai yra linkėjimas mūsų vyriausybei tam, kad būtų iš tikrųjų sukurta tam tikra duomenų bazė. Tai aš manau, kad tai linkėjimas labai geras, su mūsų duomenų bazėmis visai nutinka, išleidžiama labai daug lėšų, bet jos menkai funkcionalios, ar mes jau žinom, ar tai būtų e-paveldas ar kai kurios kitos sistemos, bet iš tikrųjų esmė ta, kad būtų tikrai labai vertinga ir labai naudinga, tai ką aš akcentuoju, anonsuodama šitos knygos, šito leidinio, šito kapitalinio veikalo pristatyme, kad tai tokie veikalai, tai yra dokumentai įrodantis iš tiesų, kad tas kaimynas šiandien anapus Nemuno, jis neturi tų teisių į tą paveldą, kurį yra okupavęs. Ir tai yra mūsų dalis kultūros, kad ir prarastos kultūros dalis. Žodį, kurį noriu suteikti Silvai Pocytei, keletą minučių paskirti profesoriui mes pabaigoje paprašysime taip trenkti, kad orkestras skambėtų. Tai Silvos Pocytės noriu pasiteirauti, kaip jums pavyko perskaityti šitą knygą. Labą dieną visiems. Aišku, sunkiai turiu omeny ne kilogramus, bet tokia apimtis ir man teko didžiulė
garbė, turbūt ir atsakomybė skaityti dar profesoriaus knygos rankraštį, kadangi buvau viena iš knygos recenzenčių ir skaityti visada tekstus, kai dar jie nėra knygose, yra didžiulė privilegija, nes tu tada pirmas sužinai, pirmas paskaitai ir gali padiskutuoti su autoriumi, ir teko man diskutuoti dėl chronologijos pasirinktos, bet gal čia ir gerbiamas autorius ar gerbiamas Arvydas apie tai labiau pakalbės. Ir šiuo atveju tas skirstymas, ypač XIX amžiaus pradžios, jisai visiškai yra tinkamas, kalbantis apie tam tikrus epochinius Prūsijos karalystės lūžius. Bet turbūt visiems kyla klausimas, kodėl ta knyga yra tokia stora. Na, šiaip visos paskutinės profesoriaus knygos, jeigu žinote ir aišku esate skaitę knygą apie Martyną Jankų, tai kapitaliniai veikalai, kurios kartais galima turbūt neštis kur nors maišelėje tamsiais žiemos vakarais, be baimės, kaip apsigynimo ginklą, juokauju aišku. Bet esminis atsakymas, kodėl šita knyga yra tokia stora, nes mes kalbame apie knygą. Tai yra, knygos objektas yra knyga, nes knygos namai tai yra bibliotekos. O kalbame taip pat ir apie Mažąją Lietuvą, Prūsijos arba Mažąją Lietuvą. Ir čia turime pradėti skaičiuoti šią švietimo arba knygos istorijos pradžią ties 16 amžiaus pradžia, tai yra 1525 metai, reformacijos pradžia, tai yra reformacijos anksčiau, bet Prūsijos kunigaikštystės susikūrimo pradžia. Ir kas atsitinka po to, vienu sakiniu tik pasakant, kad šios Prūsijos kunigaikštystės pagrindinė ideologinė kryptis tai buvo protestantiškos minties sklaida per bažnyčią. Ir bažnyčia turėjo būti gimtąja žmonių kalba, apeigos atliekamos bažnyčioje, ar ne? Tai ar tai būtų lietuvių kalba, ar lenkų, ar vokiečių. O tam, kad tai būtų galima atlikti, reikėjo knygų. Žinoma, pirmiausiai jos buvo religinio daugiausiai pobūdžio. 18 amžiaus pradžioje jau pradeda rastis pasaulietinio pobūdžio knygų. Tai vadinasi, nuo pat 16 pradžios šio krašto gyventojai, pradedant kunigais, jeigu kalbam apie bažnyčią, ir baigiant eiliniais parapijiečiais, jie savo gyvenimą jau susieja su knyga. O ten, kur yra knyga, ten, vadinasi, prasideda ir bibliotekų istorija, nes jos pradedamos yra kaupti. Tam aišku, kad knygos būtų skaitomos, reikalingas yra švietimas, išsilavinimas. Pradedame Karaliaučiaus universiteto istorijos metus skaičiuoti nuo 1544 metų. Parapinių mokyklų gal ne tiek daug randasi, bet kas atsitinka 18 amžiaus pradžioje Prūsijos karalystėje, 1736 visuotiniai švietimo nuostatai, kai visi Prūsijos vaikai nuo 7 iki 14 metų turėjo lankyti pradžios mokyklą ir įgyti pradinį išsilavinimą. Ir jau 18 pabaigoje nebebuvo beveik Prūsijoje žmonių, kurie nemokėjo skaityti ar rašyti. O visa tai, kas yra susijęs su švietimu, su mokykla, su aplinka, vadinasi, yra susijęs su knyga. Ir tas knygos kultūros, ką profesorius visada pasako per savo pristatymus, mes jau, kaip aš juokauju, kalėdojom su šios knygos pristatymu, pradedant mokslo akademijoje ir po to po Klaipėdos kraštą, ir Klaipėdoje buvo, ir Pagėgiuose, ir Šilutėje, tai tas knygos kultūros istorijos vyksmas, jis būtent ir prasideda nuo 16 amžiaus pradžios. Ir todėl tas bibliotekų tinklas yra šiam krašte be galo svarbus. Pirmiausiai galbūt bažnyčiose, kunigų, po to įvairių švietimo įstaigų, ar didesnių mokyklų, ar mažesnių. Karaliaučius išvis centras įvairių bibliotekų radimosi, tiek pilies, tiek universiteto. O 19 pradžia, 18 pabaiga įvairių draugijų bibliotekos ir kaip pagalvoju, šiais laikais, kiek yra įvairių draugijų veikiančių, kažin ar jos turi savo bibliotekas. O nais laikais kiekvienos draugijos garbės reikalas buvo turėti ir kaupti biblioteką. Tai dėl to šita knyga yra tokia stora, kadangi apie daug ką reikėjo parašyti,
o už kiekvienos bibliotekos slypėjo žmonės, tai ką jau ir gerbiamas Vaišnys minėjo, nes knygos neatsirastų be žmonių, be idėjų, be palankių tam sąlygų. Ir todėl kitas yra svarbus dalykas, kad knyga tai yra kaip ir palikimas, tai yra paveldo įprasminimo arba paminklas pražuvusiam paveldui, kaip jau ir buvo minėta, už sienos, už Nemuno jau yra dabar kita ir pakankamai sudėtinga ir mums ne visada gero linkinti valstybė. Ir todėl tas nuotraukų įvairumas, kuris yra knygoje, liudija labai daug paveldo paminklų, kurių jau šiandien mes ir nebepamatytume, kad ir Klaipėdos krašte ar dabartinėme Karaliaučiaus srityje. Tai yra tarsi knyga apie Atlantidą, kuri pražuvo, bet ji paliko savo istoriją ir ypatingai raiškiai atspindima per įvairiausias knygas, įvairiausio turinio, įvairių rašytojų išverstas ir parašytas, ir kurios buvo kaupiamos tose knygų namuose. Labai gražus pavadinimas - knygų namai. Ir ne visi pratę bibliotekos, o knygų namai tai yra, vadinasi, ta vieta, kur kiekviena knyga turėjo ypatingą pagarbą, ypatingą vietą. Tai išties yra unikalus leidinys, ypatingai gražios iliustracijos, pasakojimas apie krašto kultūrinę rašytinę istoriją, kuri yra dabar neatsiejama mūsų Lietuvos kultūrinio palikimo ir raštijos dalis. Ačiū. Dar trumpas klausimėlis. Silva, kaip jūs, kadangi perskaitėte, laikraštį perskaitėte, už ko jūs užkliuote, gal kas jums pasirodė toje knygoje, turintys tokį stipriausią krūvį? Na, sudėtingas klausimas, nes knyga yra visa įdomi, man kaip istorikui, kiekvienas galbūt suras savo kažkokį svarbiausią skyrių, bet kaip istorikė, man atrodo, sudėtingiausias yra aprašyti, gal profesorius paliudys arba paneigs tą mintį, tų pirmųjų šimtmečių knygų namų istorijos. Nes kalbant apie 19 ir 20 amžiaus istoriją, tai vis tiek yra lengviau, jau yra periodika, jau yra rašytiniai šaltiniai, ypač tarpukario laikotarpiu, ar ne, dar buvo liudininkų, profesorius yra kalbinęs ne vieną. O surinkti 16-17 amžiaus istoriją iš rankraštinio palikimo, iš dokumentų, kurie nebuvo spausdinti rašomąją mašinėlę, ar ne, o yra rankraščiai, istorikų darbai, kraštotyrininkų darbai, kuriuose suguldavo, taigi ne tie tekstai apie bibliotekas, ar ne, kurių mes kartais ieškome, bet reikia rankioti po vieną šapelį, po pavardę ir po užuominą. Taip kad iš tiesų šitas laikmetis, kur labiausiai atsispindi Karaliaučiaus tas visas gyvenimas intelektualinis, universiteto, tai yra toks bruzdesys, kai aš bandau įsivaizduoti, kiek ten buvo veiksmo, judėjimo, ne tik gatvėse, turguose, bet ir toje švietimo ir intelektualinėje erdvėje. Tai va, šitas 16-17 amžiaus laikotarpio aprašymas, jis iš tiesų yra toksai, labiausiai galbūt, nestebinantis, bet labiausiai patrauklus. Ačiū labai. Arvydai. Profesorius Arvydas Pasevičius recenzavo ir turbūt užduosiu tą patį klausimą, kurį esu klausęs, nes publika yra ne visai ta pati, su kuria mes jau esame bendravę, tai į ką atsižvelgė, ką neatsižvelgė. Daumas Kaudas kaip recenzento pastabas, o paskui visą kitą dar galima pasakyti, bet ne tik ilgai, ko mes paliksim dar profesoriui Vilioniui. Ačiū. Tai taip, profesorius atsižvelgia į pastabas, kitaip ta knyga, kitaip recenzentų darbas būtų betikslis, įvaizdu, kad taip yra. Aišku, tam tikrais, ypač terminologijos klausimais, profesorius turi savo nuomonę, o ginčijamasi jau ir po knygos, tiksliau, jau atiduodant į spaudą, mes šiek tiek diskutavom dėl terminų. Mažoji Lietuva, Prūsų Lietuva,
klaipėdiškiai daugiau dabar dažniau vartoja terminą prūsų Lietuva. Nu, čia tokie niuansai, bet čia jau paliksim gal mokslininkams, dabar vis tiek susirinko knygos mylėtojai. Nieko, čia galim susiremti irgi. Yra veiduolė, su kuriais galima susirinkti. Tai va, aš turbūt pradėti norėčiau nuo to, kad nuo tokio akcento, kad mes turime knygos istoriją, kurioje yra išryškinta viena iš knygos istorijos krypčių dalių, tai yra bibliotekų raida istorija. Neseniai užvakar pristatėm knygą, kas yra knygos istorija britų mokslininko Reiveno, tai ten labai gerai yra išryškinta ta tokia skirtis, o tiksliau, tai yra vienas bendras, kaip sakoma, ir tyrimų, ir studijų objektas. Taigi knyga yra skirta bibliotekoms 5 šimtmečius veikusioms jau, kaip buvo čia pasakyta, prūsų Lietuvoje, kuri ilgainiui gavo Mažosios Lietuvos vardą ir autoriaus taikliai pavadintomis knygų namais. Ir kaip buvo akcentuota, kūrėjams, knygos kūrėjams, platintojams, bibliotekininkams ir istoriniai, kultūriniai lietuvininkų paveldo rekonstrukcijai. Tai dėl bibliotekininkų, tai toks įdomus, gal mažiau žinomas faktas, aš užbėgsiu į priekį, gal ir profesorius nori apie tai pasakyti, kad Immanuelis Kantas irgi buvo bibliotekininkas kažkurio savo karjeros metu. Dėl periodizacijos, dėl turinio tobulėjimo noriu pasakyti, kad taikyta mišri periodizacija ir knygos istorijos, ir politinės istorijos, jau kaip buvo kalbėta. Metodika, funkcinė, procesinė, čia šių moksliniais terminais sakau, knygotyros metodika, metodologija. Knygą teko skaityti ir kas atsirado, tarkime, ką pasiūliau ir kur mes įsitraukė, man atrodo, pagilino knygos turinį, tai yra keliautojų atsiliepimai, atsiminimai apie Mažosios Lietuvos gyventojus, apie bibliotekas. Tai ir garsusis regis Hamburgo universiteto profesorius Johanas Brantas ir žinomas Johanas Bernulis, mokslininkas pasaulinio lygio. Jie ten lankėsi ir jie vienaip ar kitaip yra paminėję ir Mažosios Lietuvos gyventojus, etniškai lietuvius, mažlietuvius, kaip juos vadiname. Aš čia noriu dar tokią analogiją išvesti su Vilniaus universiteto istorija, 18 amžiaus pabaigos, 19 amžiaus pradžios. Man regis, kad mes per mažai dar žinom, kiek tų buvo įvairiausių ryšių, galbūt jie nėra užfiksuoti, kiek buvo keliaujančių iš Vilniaus pro karaliaučių į Vakarų Europą, stažuotės įvairios, jie irgi palikė ir atsiminimų ir labai įdomių. Tai profesorius įtraukė, pavyzdžiui, Felikso Čevinskio vizito įspūdžius, reiškia, karaliaučių ir panašiai. Čia galiu dar pasakyti, kad yra labai įdomus dienoraštis, tęsiant mintį apie tai, kaip buvo stebimi ir vaizduojami lietuviai. Tai yra tokia Augusto Zenovičiaus dienoraštis, 1829 metai, jis plukdino grūdus Nemunu, tai buvo įprasta, ir rašė dienoraštį. Ir kaip gražiai aprašo lietuvius, kad perplaukusių pro smalininkus visiškai atsiveria kitas vaizdas. Kaip tie lietuviai gražiai rengėsi, kaip kalba. Jis nelabai moka lietuviškai, bajoras, bet šį bei tą supranta, bet aprašė ir netgi ceremonijas bažnyčiose. Tikiuosi, kad tas tekstas bus anksčiau vėliau publikuotas. Tai šiek tiek nukrypau. Dar negaliu nepaminėti, kad Vilniaus universitete Kazimieras Kontrimas, universiteto bibliotekos bibliotekininkas, rašė universiteto istoriją ir rėmėsi Karaliaučiaus universiteto atitinkamais pavyzdžiais, dokumentais. Akivaizdu, kad juos gaudavo, matyt, padedant tarpininkaujant Liudvikui Martinui Rėzai, kitiems, kurie, irgi žinom, kad su Brodėm profesorium palaikė ryšius ir panašiai. Kas man, kaip tyrėjai, buvo įdomu, profesorius labai daug ir gerų įžvalgų yra pateikęs apie asmeninės bibliotekas, asmeninės Mažosios Lietuvos gyventojų, įvairaus rango ir panašiai. Mažoji Lietuva tokiu būdu tapo orientyrų netgi Lietuvos Vilniaus knygininkams, tarkime, aukcionai knygų.
Mažoji Lietuvoje Karaliaučiuje vyko 100 aukcionų, Vilnius to nepasižymėjo, bet vis tiek, na, va, tokių, sakykime, pamokų tikrai gauta ir tų aukcionų jau žinome. Vieną kitą. Ten 10, čia vienas kitas Vilniuje. Toliau įdomus yra asmeninių bibliotekų išpardavimo, paveldėjimo atskleisti dalykai. Iš tikrųjų, iš šitų tyrimų, šitų aspektų galima daug ko pasimokyti. Labai konkretus iškapstyti iš archyvinių šaltinių, kiek ten talerių, kiek procentų duodavo tam tikrą fundaciją, kaip netgi moteris, žmonos prisidėdavo prie profesorių Karaliaučiaus universiteto paveldo pardavimo, perdavimo kažkam ir panašiai. Dar vienas svarbus dalykas, tai yra dokumentiniai aspektai. Tai yra raštie pirmojo asmeniu, tarkime, profesorius daug dėmesio skiria atminimo albumams, kurių nemažai beje buvo atgabenta ir į Lietuvą po Antrojo pasaulinio karo, Povilo Pakarklio, kitų dėka. Ir dabar Vrublevskių bibliotekoje saugoma. Tai yra labai įdomių lietuviškų įrašų. Nebūtinai tai buvo mažlietuviai, kurie taip rašė, galėjo būti ir vokiškos kultūros ir kilmės žmonės, bet profesorius savo knygoje, pabrėžkime vėlgi, tai yra inovacija, aptarė ne tik tai lietuvių, griežtai lietuvininkų knygą, jos raidą, bet ir tos vokiškos kultūros, nes vyko akultūracija. Kitą kartą sunku net suprasti, su kuo tapatindavo tas Mažosios Lietuvos gyventojas save, ypač 20 amžiaus pradžioje. Čia yra ta problema tokia. Tarkime, antra, kas susijęs su dokumentika, tai priedai tokie, priedėliai prie knygų, ypač biblijų, spausdinti, kur rašydavo mažlietuviai savo šeimos istoriją. Ir čia tas vėlgi fenomenas yra žinomas ir jisai buvo perimtas, manau, reikia dar, aišku, nuodugnesnių tyrimų ir Didžiojoje Lietuvoje. Atsiranda tos namų kronikos, tačiau mažlietuviai tai darė, kaip jau sakiau, netgi nuosekliai, buvo formuliaras atitinkamas, kur buvo įrašomi gimimo, santuokos ir kiti dalykai, panašus kaip bažnytinių metrikų knygose. Taigi pereinant prie apibendrinimo, monografijos reikšmingumo, noriu pažymėti, kad skaitytojai čia ras įdomiausių dalykų, tarkime, ir pamokslų almanacho rengėjas Dovydas Plonius, kas jis toks buvo, dar galima ateityje patyrinėti. Čia rasime ir tautiškojo knygyno kūrimo peripetijas, kuris, na, taip ir nerado vietos. Čia buvo Paryžiaus parodos garsiosios 1900 metų, kai knygos buvo surinktos. Ir mėginta steigti kažką panašaus į nacionalinę biblioteką, matyt, nacionalinė Mažvydo biblioteka galėtų atkreipti dėmesį šitą faktą. Toliau labai svarbu, kad knygoje, na, moksliškai jau tariant, atskleista ir profesorius Andrius teisingai pastebėjo, na, platesnė ne tik knygos kaip kodekso, bet rašytinių medijų apskritai. Ir minėtas Britas Baldvinas akcentuoja, kad mes kartais pamirštame tą smulkiąją spaudą, vieno lapo tipo spaudinius, tai visą šitą ir rankraščiai, rankraštinė knyga, ją čia šitoje knygoje galime aptikti. Nauji terminai tokie labai įdomus, na, knyginyčia tai yra žinomas, Didžiojoje Lietuvoje terminas, knyginyčia kaip biblioteka. Knyginas, knyginyčia ir čia jau matyt Mažlietuvių Žičkos knyginyčių, tai yra skolinamųjų knygų. Komercinės bibliotekos. Uždarbiavot. Tai čia 19 amžius. Tai irgi tokie nauji įdomus dalykai, jų komercinis pradas yra atskleistas ir panašiai. Taigi bendra išvada, sulaukėme knygos, istorijos, kuri atveria, man atrodo, tai yra svarbiausia, geras lyginamosios knygos istorijos perspektyvas. Didžioji Lietuva, Mažoji Lietuva, deja dar neturime po Levo Vladimirovo fundamentalios knygos istorijos, neturime naujesnės modernios knygos istorijos, Lietuvos apskritai. Tai čia yra tikrai geras pavyzdys
taip, ir knygoje, na, matom tą visą minėtą jau prarastą, gaivinamą, aišku, na, jis nėra visiškai sunaikintas, jis kažkur yra, bet, na, jį reikia prakalbinti knygos paveldą. Na, ir užbaigti noriu pacituoti, nežinau, gal Sigma man padės taisyklingai ištarti. Yra rankraštinis įrašas išlikęs knygoje, kuris saugoma Vilniaus universiteto bibliotekoje, Naujajame testamente, leistame 1740 metais, gražiai lietuviškai, lietuvninkiškai tiksliau. Dievs su visais, kurie lietuvišką liežuvį mokintisi nori. Liežuvį tai kalba. Siva, aš teisingai pasakiau. Kirčiavau gerai? Gerai. Idealiai. Tai čia kažkur turbūt 19 amžiaus pradžia. Ir matot, gotiškas toks leidynas, dar ne taip paprastai šifruotus įrašus. Tačiau profesorius yra profesionalas tų dalykų. Taigi kviečiu skaityti ir mėgautis. Ačiū. Tai kągi, iš tikrųjų man tai visoje šitoje Biblijoje įdomiausiai periodinės spaudos žmonės, kurie arba laikraščius leido, tai pabirę trupiniai visoje knygoje, sakau, išrankyti, tai reikėtų skaitmenos, tai tada būtų prašiau, bet tai yra tikrai įdomu ir kiekvienas, kuris galėtų tai rastų savo, tai tos žmonės jų vietas, nes profesorius yra sukūręs žemėlapį. Jūs rasite prie tos knygos žemėlapį, tai irgi toks unikalus, tikrai labai įdomus dalykas, žmogus, kuris toks įspūdis, kad pasivaikščiojo po šitą regioną ir viską surinko. Tai ačiū Jums ir dabar Jums žodis. Ir paprašysim kitos prezentacijos, ar ne? Gal iš galima atidaryti. Tai, mėly bičiuliai, negalėjau neparašyti šitiek sveriančios knygos, bet čia yra dailininkė. O štai sėdi prie durų, Jurga, ji ieškojo variantų, kad būtų pačios geriausios reprodukcijos. Ir skambina man net į spaustuvės, nelimpa dažas prie šito popieriaus. Keičiu, aš sakau, tik pasikliauno jumis ir dabar įsveria 3 kg ir kai nori siųsti užsienį, tai kišenį nukenčia, bet universitetas padeda. Čia dar kita ko ir vienas nekasdieniam skaitymui. Jeigu užmigtumėt ant pilvo pasidėjęs tą knygą, tai ryte galite ir nebapūsti. Dabar koks mano tikslas yra, kadangi kolegos jau pasakė daug ką, aš galiu čia apibendrintai kalbėti visiškai. Autoriaus, mano tikslas buvo, žinoma, fiksuoti, vertinti rytų Prūsijos, man tas terminas labai tinka, regionas yra, bibliotekų, kultūros, švietimo, socialinės komunikacijos bei informacijos židinių, patvarumą, jų kaitos dėsningumą, siekiant šį procesą išgryninti bei pagrįsti. Tyrimo eigoje buvo nustatyti jo raidos etapai, lūžių paskatos, dėl ko keitėsi, lėmusios bibliotekų tinklų bei jų fondų formavimąsi, kiekybinius ir kokybinius šuolius. Visa tai vyko ir tam reikėjo rasti duomenų. Istorija prasideda ordino laikais, vokiečių ordino laikais, nes tai buvo katalikų ordinas, savaime aišku, bažnyčios vienuolynai neturėti knygų, bent apeiginių, kartais vienoje vokiečių autoriai yra atskleidę, buvo 2-3 nurašytos knygos, kitoj jau Gdanske, pavyzdžiui, buvo cechas, sėdėjo 3 nurašinėtojai, vienas skaitė garsiai, tokiu būdu reikėjo tai. Ir tai yra bibliotekų istorijų, vokiečiai pradėjo tyrinėti dar prieš Antrąjį pasaulinį karą, kai ką yra paskelbę, bet užgeso visiškai dabar. Ir reikia kelti aukščiau. Tai, knygoje dėsningai orientuojamas į bibliotekų kūrėjus, noriu pabrėžti, žmonės, jų dvasinę būseną, veiklos tikslus, spaudinių telkimų būdus, fondų papildymą, kurį reikia nuolat papildyti, plėtoti, populiarinimą, nes reikia sulaukti vartotojų, turėjo ateiti skaitytojas, dėl jo visą tai buvo kuriama, naujų skaitytojų pritraukimą ir jų poreikių žadinimą, kokiais būdais. Čia prisidėjo daug ir valdžios iniciatyvos. Prūsijos valdžia buvo labai racionali. Reikėjo gerai dirbančių baudžiauninko, išmokinti jį veisti gyvulius, sodinti sodus, draudė kirsti ąžuoliukus.
botkočiams ir dar kitur tokių pavyzdžių daug galima būtų pacituoti. Reikėjo mokinti žmonės. Ir duodant į rankas, kad ir nedidelę knygelę lietuvių kalba būtinai parašytas, vėliau tas germanizavimas procesas įbėgėja, ir kartu siūlyti bizūną. Nukirtai ąžuoliuką ir tau bauda tokia ar kitokia. Važinėjai ne keliais, o per pievas, kadangi pažliugęs metas ir bauda tau. Tai mokinu. Na, pirmenybė, žinoma, mano buvo skirta lietuviškai ir lituanistiniai knygai bei istoriniam pavaldui, patvirtinančiam jo išliekamai vertę ir tragišką likimą. Nebejotinai turėjau matyti ir vokišką kultūrą, jos sąveikavo. Vienaip ar kitaip jos negalėjo būti atskirtos, tai buvo kraštas, kuris jungė, lėmė likimą žmonių ir bendrą gyvenseną. Bibliotekos buvo tęstinės kovos dėl mažosios Lietuvos lietuvių tautinės prigimties išsaugojimo, laisvos asmenybės ugdymo atrama. Jos skatino vokiečių tautos demokratinio sąjūdžio palaikymą, čia 19 amžiaus, 48-49 metų revoliucija, kuria trišo rankas periodikai. Ir pagaliau atsirado ne tik ta lietuviška knyga, bet lituanistika kaip kultūros reiškinys ir taikomąja prasme, lituanistikos mokslas, kuris atvėrė kelią prie tą mokslą daugelį kitų tautų žmonių, kai Tilžėje buvo 879 įkurta lietuvių literatūros draugija, joje sulaukė prašymų ją priimti iš daugelį europinių šalių. Tegu tai pavieniai dar tik mokslininkai buvo, tas mokslas tik gimė. Nu, šią knygą aš pagrindžiu mažos Lietuvos lietuvių, dažnai save vadinusių lietuvininkais, siekį bei ryšių su pasaulio lietuviais. Jų viešosios, visuomeninės ir asmeninės bibliotekos yra daug visų trijų lietuvių tautos dalių. Prūsijos autochtonų, Didžiosios Lietuvos ir Šiaurės Amerikos išeivių sąveikos priemonių. Jos vienijusios spaudos, knygų, kalendorių, periodinių leidinių, pirmiausia laikraščių, komunikacijos patvarumą. Tai signalizavo apie tautos dalių nespartų, bet nuoseklų suartėjimą ir integracijos, pabrėžiu šitą žodį, stiprėjimą, vedus į valstybingumo kūrimų 918 ir 19 metais politinius įvykius. Nu, jūs gerai žinot, kas tai Klaipėdos kraštas, bet žinom sukilimų kai kas, dar žinom sukilimų jokio nebuvo, mes buvom pamokinti karuose ir kitur, kur kaip tai reikia spręsti. Kokie probleminiai klausimai? Mažos Lietuvos terminas, Prūsų Lietuvos terminas ir dar kitaip. Man uždavė per sutiktuves jau. Aš noriu sakyti, kad šitas terminas neatsirado vakar. Ne čia Respublikoje, mes čia atkūrus nepriklausomybę 18 metais ar dar kitą. Jau 16 amžiuje terminas mažoji Lietuva, vokiškai Klein-Litau, B raidė gali rašoma, Klein-Litau, U raidė, Klein-Litau galiausiai. Vieni pirmųjų dar 16 amžiuje pavartojo Prūsijos kronikininkai Simonas Gronau, gimęs 15 amžiuje ir miręs 530, arba Davidas Lukas, irgi jo amžininkas. 18 amžiuje taip nurodė vokiečių enciklopedijos. Londone išleistas anglų žemėlapis. Jie rašė Čeinė Mainė. Karaliaučių taip lietuvių dvasinis kultūrinis centras dominavo iki pat 709-711 metų didžiojo maro. Termino gyvybingumas išsilaikė iki 939 metų, maždaug tai etnografinė suprantama. Nors buvo ir administracinės sritis, 18 amžiuje Gumbinė įsteigė apygardą ir tai buvo Lietuvos apygarda. Terminų vertėja, kokie šaltiniai, kur remtis buvo galima, jau čia yra užsiminta. Taip, žinoma, archyviniai šaltiniai, prie jų reikia vargti, pritraukti specialistus. Vienas dalykas 19-20 amžiaus, jau gali ir gotikinį persiskaityti. Bet kas liečia tą ankstesnis laikus, reikėjo kreipti istorijos archeografiją, Vilija Gerulaitienė, į Naršo
šitas gana stipriai. Žinoma, kartais dejuoja, ką tu man pakišai, kas čia bus. Na, bet taip turi būti. Žinoma, liudininkai, ego dokumentiniai liudijimai, gyvų žmonių. Aš dar 40 metų prieš tos knygos, žinom, net vienu iš dienos jokių būdų, ne, bet prisiliečiau, kai man profesorius Levas Vladimirovas pasiūlė skaityti paskaitą studentų bibliotekų istorijos. Taigi, nuo tų rankraštinių realiai prie žmonių klausinėjimo, kamantinėjimo. Aš jų ieškojau, aš jų radau, tada jų dar buvo, šiandien jų nebėra. Gaila, kad nemokėjau taip užrašyti, kaip šiandien galėčiau. Bet tai buvo, bet vis tiek užfiksuota pokalbio temos. Ir, žinoma, jie šiandien praverčia, gauna kitokią vertės sakytiniai liudijimai. Žinoma, gali tikėti, gali netikėti, kad žmogus teisingai pasakė, kad jis gerai žinojo, bet šaltinius visuomet turi lyginti įvairios rūšies šaltinius ir tas brandolys išryškėjo. Na ką dar reikėtų sakyti? Knyga taip pat buvo labai svarbu. Knyga išlikusi, nesvarbu, jeigu jos nedaug išliko, bet jeigu tu atsiverti, matai antspaudą, kurį mes ką tik matėme, matai inventorinį numerį, jame parašyta 7000 tiek, tai tu net matai bibliotekos pavadinimą, ir kad joje buvo 7000 knygų. Apie dydį gali kalbėti. Buvo elitinė knyga. Mažos Lietuvos buvo elitinė knyga laiką, ar jūs mane perspėsit. Aš dabar noriu jums parodyti, o jūs tada žygiuokit. Atkreipkite dėmesį šitą merginą. Kokią gražuolę, aš įsimylėjau iš karto. Ji yra publikuota, spalvos, rūbas koks. Ir kaip degradavo Mažos Lietuvos mados, kaip mes šiandien žiūrim į etnografinius ansamblius apsijėlus juodai, dar prisisegus delmoną, dar šiokia tokia puošyba yra. Į batelius jos pasižiūrėkite. Tai vyža suvarstyta ir rankoje nešasi knygą. Įrodymas man, kad 18 amžiaus pabaigoje ėjo į bažnyčią su savo giesmynu. Namuose jau buvo bibliotekėlė, tegu ir maža. Nors jos tėvas be abejo skaitė, dabar einam prie kito. Bažnyčia, centras, vos pervažiavus Tilžės tiltą, atsidūrė prie turgaus ir lietuvininkų bažnyčios. Čia buvo ir dvasinis gyvenimas, ir kartu kunigas, kuris turėjo mokyti abi kalbas. Vokiečiams iš ryto pamaldus, nuo 12 lietuviams, galėjai parsinešti laikraščių, buvo prekiaujama, ir knygomis ir taip toliau. Ir trečią dar vaizdą, biblioteka, kuri pirmoji gavo visą pastatą, nupirko medžio pirkliaus Derlacho pastatą ir įrengė, puikiai įrengė biblioteką, bet žinoma, tai yra jau 20 amžiaus. Dabar reikim prie kitų vaizdų. Kas buvo ryšanti asmenybė? Aš nuolat ieškau, kaip Jankus, kad buvo tokio tautinius pasipriešinimų, gal sakyčiau, bendravom su didžiąja Lietuva. Jokūbas Stikliorius, finansų karininkas, Prūsijos kariuomenės finansų karininkas, Vokietijos kariuomenės, išsilavinęs lietuvis, įsteigė net 3 bibliotekas tarnaudamas, kažkokių kliučių nebuvo, šiaip tarnautojams buvo draudžiama nacionalinės judėjimus dalyvauti. Gumbiniai, Tilžiai, galiausiai Klaipėdo ir įkūrė didelę biblioteką, Aukuro vardu pavadinta, kad Lietuvos valdžia pripažino ją kaip valstybinį, bet nespėjo. Tai buvo nacių invazijos išvakarės, jinai surutuliautis buvo apie 10 000. Lovas Zauris vyresnysis sukūrė asmeninę biblioteką, kurią pabrėžė Arvydas. Tie, kurie nakvodavo pas jį, buvo kaimo seniūnas, pasiturintis, geros žemės savininkas, atsibūdęs stebėdavos, kad visos lentynos prikrautos knygų, didžiosios, mažosios, retų ir kitų, einam dar toliau. Rokaičiuose? Rokaičiuose? Taip, Rokaičiai. Kaimas Rokaičiai, 20 km nuo Tilžės ir dabar likę Kaliningrado srityje. Vilius Gaigalaitis, žmogus įgijęs ne tik kunigo išsilavinimo, dvasininko, bet ir daktaras, parašė disertaciją iš lietuvių kalbotyros. Jis yra pirmas iš viso lietuvės apgynęs lietuvių kalbotyros disertaciją. Tik tada tokių mokslo klasifikacijos nebuvo. Prūsijoje tai buvo humanitarų daktaras. Biblioteka asmeninė. Ir aš noriu parodyti jaunųjų kartos, moterų, merginų, aktualu, jos atėjo 19 amžiaus pabaigoje. Bet subrūzdimas, ir mes čia matom vieną merginą, kuri ilgai dalyvavo tautiniame sąjūdy, bet ir buvo samdoma Klaipėdoje tvarkyti bibliotekų. Ėjo į miesto biblioteką viešąją,
išmokinu to, vadinkim, tvarkybos taisyklių. Ir man laimė lėmė ją pažinti, užrašyti atsiminimus, 100 metų nugyveno Kaune. Ir kiti užrašinėjo, etnografinius dalykus, taip toliau. Dabar pastatai. Karaliaučiaus kunigaikščio, parašyti, ką aš sakau, pilis. Prūsijos kunigaikštis Albrechtas, ordinų paskutinis magistras, turėjo asmeninę biblioteką, iš dovanų įkilo. Ir jisai taip sąmoningai pasakė, apsisprendusi, kad ne savo rūmuose laikyti, bet šituose, vadinkime, pilyje laikyčiau, Vilniais tokios vertės neturėjo kaip karinis objektas. Dabar mes matome paminėtą Kantą. Čia visą laiką sakau, kad vaikštau po turgų ir žiūriu į prekystalius, ar neatsiras mažosios Lietuvos nuotrauka, atvirukas, spaudinukas. Taip man vieną kartą pasiūlė čia 16 amžiaus, vokiškai išleista. O po kokį turgų jūs vis nepasakote? Sendaikčių turgų. Aš galiu paliudyti, Visur, kur. Nuvažiuoju į Berliną, einu prie Pergamo muziejaus, nuvažiuoju kitur, einu į Treptovo parką. Bet čia pat Vilniui buvo, ant stalo prikrauta vyriausio šlamšto popierių, bet akis išpūtęs, nuotrauką paklijuota ant kartonų su leidimų duomenimis viršui Karaliaučiaus parašyti Kantdenkmal. Ir klausiu, kiek kainuoja. Nutirpęs klausiu, pasakys 200–300. Sako, 10 eurų. Sumoku ir tekinom bėgti, kad nepersigalvom. Šaukim toliau. Katedra, žinom, šventovė. Vienas bokštas buvo lygtai nebaigtas statyti ir valiant rodo. Didikai gentys sudėjo didelius pinigus ir įkurdino asmeninę biblioteką su archyvu. Ir ji egzistavo iki pat Antro pasaulinio karo pabaigos. Tais pinigais įgavo išlaikymą, buvo labai vertinga. Štai pažiūrėkite, vienas kambarys, apartamentas ir skaitykla kokia yra. Bet tai yra 17 amžius. Suprantama, 4 kėdės, gaubliai, taip toliau. Biblioteka visuomet panašėjo į muziejų. Dar kokį vaizdą. Universiteto rūmus matom pastatyti 69, bet norėjau sužinoti ir nepavyko. Universitetas įkurtas 540 metais, tai kažkur kitur turėjo būti. Čia buvo biblioteka, bet ne tokia gausi. Ir štai 19 amžiaus pabaigoje, 20 pradžioje įsiveržė didelių šuolių jaunimo draugijos, kurios teigė bibliotekas, jos buvo privalomos. Ir čia mes vieną matom, Birutės draugiją, kuri taip pat steigė jaunimo draugijas, motyvavo Vanagaitis, choras, pasipuošė tautinę mažos Lietuvos vėliavą. Jau pasinaudojo Tilžės miesto vėliava. Vanagai, žinoma, čia stabtelėsiu, priekį su medaliais. Tie žmonės visi dalyvavo ginkluotame Klaipėdos krašto suvienijimu su Lietuvos Respublika. Čia yra ir Simonaitytės giminaičių, ir pirmasis šalia Bimpelas Eglė, Lietuvos Respublikos vėliava, jo. Ir Silvos senelis antras iš eilės su medaliu, prosenelis yra, gali didžiuotis, Aglonėnos ir kapas yra prižiūrėtas, ir taip toliau. Antras iš dešinės, taip, iš dešinės. Profesoriau, mes duosim publikai užduoti klausimą. Taip, tikriau, tai aš galėčiau nebaigti, bet peršokime iki paskutinės gražiausios knygos. Gerai. Peršokime, pati elitinė mažumos Lietuvos kitą galą. Užklausimą reikia užduoti. Einam, bėgam. Čia netoli bus. O štai šitą knygą, meniškiausia. Ir dabar jeigu kita, čia viršelis yra ir dar kita vaizda, kur yra jos gabaritai, matosi. Štai didžiulė knyga, mažos Lietuvos 14 metais sugebėjo išleisti Berlyne tokią knygą. Tai pamokslo knyga, vokiečių autorių vertėjų išversta, bet Rusnės kunigas pasirūpino jos leidybą. Buvo išplatinta prieš pat pirmą pasaulinį karą, toks lapelis dvikalbis, kas užsakytų kaip prenumeratą. Gaila, karas prasidėjo, tos knygos išliko nedaug, vis dėlto, bet išliko, žinom, spėjo įsigyti. Karas po to sutrūkdė sklaidą. Elitinė knyga, didžioji Lietuva iki tokio laiko, neturėjo tokios knygos. Ačiū uždėmesį, atsakysiu klausimus. Klausimas. Aš doma namuose. Šitą taip, žinau, aš savo nepatikau. Bet universitetas fondos turi kaip iš spaustuvės gauti. Tokios būklės.
Šiaip tai šitą modernizavimą spaudoje. Savaržėlėmis lankus jungia prie nugarėlės. Ir jie su rūdyju ir suiro tos knygos dažniausiai. Vieną minutę, dar turite kas klausimą? Yra Vilniaus universitete. Neturite klausimą? Prašau. Taip, vertinant tą mažos Lietuvos literatūrą, dažniausiai būdavo seniau tos gotikinis raštas naudojamas. Iki kelintų metų jis būdavo naudojamas. Pereiti iš to gotikinio į lotynišką. Perėjimas įvyko 20 amžiuje, nes tautos suartėjimas, Respublika Klaipėdos krašte, anapus Nemuno, kur liko mažos Lietuvos dalis, jie saugojo šitą tradiciją, sunkiau adaptavosi. Bet tas procesas būtų pasibaigęs, jeigu ne karas ir taip toliau, integracija būtų neišvengiama. Antai mums rodo pirštu. Vienu pirštu. Ačiū, malonus kolegos, su gerais linkėjimais puoselėti mūsų paveldą ir skaityti. Pasiekite, turėsite visam amžiui darbą.